Suvokti save. Papasakoti istorijas užkoduota mūsų DNR. Tai yra mūsų žmogiška duotybė, talentas ir poreikis. Kai kurios žodinės tradicijos istorijos skaičiuoja tūkstančius metų. Jos buvo pasakojamos tik iš lūpų į lūpas, kol neatsirado raštas. Indijos istorijos, Babilono Gilgamešo mitas, Homero Odisėja ir Iliada, graikų, Skandinavijos mitai ilgus metus sklido tik iš lūpų į lūpas. Pasakojimas ypač aktualus šiandien, nes yra galinga priemonė, padedanti žmonėms įprasminti stresą, keliančius įvykius ir traumuojančią patirtį. Pasakodami savo istorijas, pažeidžiamų grupių žmonės, įskaitant jaunus suaugusiuosius ir pagyvenusius piliečius, įgauna galimybę veikti ir kontroliuoti savo gyvenimą. Istorijų pasakojimas, kaip neformaliojo mokymosi metodika, ugdo atsparumą, pozityvų mąstymą, padeda susidoroti su netektimi ir sielvartu, bei gauti paramą iš bendraamžių. Istorijų pasakojimas orientuoja į gyvenimo būdo įgūdžių ugdymą, kuris padės suvokti save, įveikti psichologinę įtampą, stiprins atsparumą netekties ir sielvarto akivaizdoje, skatins dalytis neigiamą patirtimi su bendraamžiais ir gauti psichologinę paramą, suteiks stiprybės.